Labadiena, mėly TV6 televizijos žiūrovai, labadiena, mėly krepšinio sirgaliai, Open Smartway MLKL savaitės rungtynės vėl kviečia jūs į Šiaulius. Andrius Vaicekauskas tuo metu nebuvo Aišio LSMU komandos rikiuotėje, galbūt pasakysime taip, čia pirmasis Austės Jurevičiūtės savai komandai. 7-5, dabar priekį aikštės šeimininkės. Keila Cooper nusimeta ugnę, gali plėsti aikštelę, gali, mes jau tą žinome nuo rungtynių. Po to Vilnietės vargais negalais sugrįžinėja ir rungtynės abi nelipė. Na, apie ką kalbame? Greita ataka, po perimto kamuolio. Vidury baltos dienos. Vėlgi augti toliau, krepšinio aikštelėje įrodyti gerus rezultatus. Gražus, labai prasiveržimas, splitimo naudotis tais duomenimis, nes tai būna kai kurių žaidėjų problema, kad duomenys geri, bet jais nepavyksta naudotis. Reikia palaikyti savus, kaip sakoma, šeima vis dėlto svarbiausias dalykas gyvenime. Antrajame ketvirtyje Miglė Kisarauskaitė į baudos aikštelę, Gintarė Paulauskaitė. Gera buvo ugnis grįžti. Nepavyko ten iš dėkingos padėties pataikyti Gintarė Paulauskaitė. Čia vaginė kapų, juvelyrinis perdavimas Rūtai Stipra. 25 minutės žaidė taip pat rungtynes už Šiaulių Saulės komandą prieš LSU Kauną ir daug tokių. Dabar jau perėmė vairą, norisi šiam jaunam specialistui, kaip jo kolegai Vaicekauskui, palinkėti tik sėkmės, kada nors treniruoti Lietuvos rinktinę. Tai yra, katastrofiškas rezultatas, o Černeckytė dabar parodo, kaip tos tritaškius reikia mesti. Gersas perdavimas Černeckytei, lipė, Doledonskikytė, iš toli 3 taškai ir greitajame puolime. Vėlgi aikštė stovi Šiaulių Vilmers ekipa, Gintarė Paulauskaitė suranda čia paskutinėje opcijoje. Į baudos aikštelę nepavyko. Vaginė kapų, Rūtai Stiprai. Lili Vaginė kapų pelno taškus ten. Atmuštas derinys yra visiškai, tenka improvizuoti Aistėms LSMU. Zetpauskaitė atkovojo kamuolį, Gintarė Paulauskaitė iš toli. Labai rizikingas kamuolio atidavimas. Jį vagė iš šiauliečių rankų Miglė Kisarauskaitė ir greita. Tiesa, klaida bando atsakyti šiaulietės, lieka kelios sekundės, Černeckytė. 3 taškai. Na, šiom rungtynėm dar intrigos. Pažiūrėsime, kaip į tą tolimą metimą bus sureagavusios kaunietės besibaigia. Sabinė lipė. Vaginė kapų, 3 sekundės. Iki atakai skirto laiko pabaigos ir Rūta Stipra įneša kamuolį į gera čia Vakarės Griškutės gynyba, be pagalbos ginasi jaunoji Vakarė ir čia Deino vyriausiojo trenerio, tada išvykusio į Kurčių čempionatą. 3 taškai. Taškis įmestas ir taip Agnių ir viskas yra ok, kaip sako. Galutinė šių rungtynių rezultatas 83-64.